Klaipėdos atvejis, kuris buvo atliktas giluminių interviu pagalba, ir šiek tiek pristatysiu rezultatus ataskaitos. Ką domina apie metodiką tyrimo, kad taupyti laiką, turėsit galimybę supažindinti vėliau, organizatoriams renginio išsiųsiu skaidrės ir galėsit analizuoti. Taigi tyrimas buvo atliktas šiaurinė, atsiprašau, kad nelabai čia matosi, čia yra šiaurinė dalis, šiaurinė Klaipėdos dalis, Vitės kvartalas, Mažoji Vitė ir Pomelio Vitė ir Didžioji Vitė. Ir dar noriu pabrėžti, kad tyrimas buvo atliktas ne tik dėl uosto veiklos tam tikro poveikio gyventojams, bet apskritai dėl pramonės, dėl veikiančios pramonės Klaipėdoje. Tikriausiai žinote, kad apie 30 įmonių Klaipėdoje pramonės veikia, tame tarpe ir uosto įmonės, bet kalba eina apskritai apie pramonę, ne tik apie uosto poveikį. Todėl buvo pasirinkti tokie šiaurinė Klaipėda ir pietinė Klaipėda. Taip, štai čia matote pietinės Klaipėdos gatvės, apibrėžta teritorija maždaug, kur buvo atliktas tyrimas, bet, kaip sakau, galėsit pastudijuoti išsamiau. Taigi buvo informacija apie respondentus. Buvo apie 30 respondentų, nors planavome mažiau, tačiau pareiškė norą dalyvauti tyrime ir respondentų kai kurie šeimos nariai. Išvados, irgi, kad taupant laiką, gal perskaitysiu pagrindinės. Kokybinis Klaipėdos gyventojų susidurinčių su taršos problemomis tyrimas atliktas giluminių interviu būdu parodė, kad nemalonūs kenksmingi kvapai, didelis dulkėtumas ir triukšmas yra esminiai klaipėdiečių gyvenimo kokybę bloginantis veiksniai. Su kiekviena iš šių problemų klaipėdiečiai susiduria daugelį metų. Kenksmingi kvapai, dulkėtumas ir triukšmas pasak gyventojų daro didelę neigiamą įtaką jų sveikatai, poilsiui, laisvalaikiui, saugumo jausmui, socialiniams santykiams, darbingumui ir kitiems gyvenimo kokybės aspektams. Gyventojai imasi veiksmų, siekdami spręsti ir įpareigoti institucijas spręsti taršos problemas. Taip pat dalyvauja ir NVO organizacijos. Aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos ir nacionalinės visuomenės sveikatos centro veikla ir komunikacija, bandant spręsti taršos problemas, gyventojų vertinama geriau nei Klaipėdos savivaldybės veikla. Toliau apie pačius tyrimo rezultatus norėtųsi, kad būtų išgirstas gyventojų balsas, todėl eigoje šio pristatymo bandysiu pacituoti kelias citatas pačių gyventojų paminėtas problemas. Tai problemos egzistavimas ir aktualumas, kvapai. Gyventojams ši problema labai aktuali, tyrimo dalyviai skundžiasi įtariais stipriais kvapais, kurie juos veikia nuolat. Kvapai jaučiami tiek lauke, tiek namuose, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Jie sukelia pykinimą, akių, gerklės perštėjimą. Dulkėtumas. Tyrimo dalyviai dulkėtumo problemą įvertina kaip labai aktualią, krovos darbų, sunkiasvorio transporto sukeliamas užterštumas gadina butus, langus, fasadus, grindis, verčia kasdien valyti langus, palangės ir panašiai. Žmonės kvėpuoja taršiu oru ir jaučia neigiamą poveikį sveikatai. Triukšmas. Triukšmo tyrimo dalyvių vardymas kaip labai aktuali ir erzinanti problema. Jį sukelia krovos darbai, geležinkelis bei sunkiasvoriai automobiliai. Kai kurie respondentai pažymi ir vibraciją kaip neigiamą reiškinį, darant įtaką gyvenimo kokybei, sveikatai. Tai vienas iš klausimų tyrimo metu buvo gyventojams užduodamas, ar jūsų gyvenamojoje vietovėje ši problema jums ir jūsų šeimai yra labai aktuali, ar greičiau aktuali ir įvertinkite balais. Tai trys paragrafai, 3 grafos yra ir vienoje grafoje citatos apie kvapų problemą, kitoje apie dulkėtumą, kitoje apie triukšmą.
respondentas numeris 1 sako, tai visi 10 balų. Labai blogas tas kvapas, net iki vėmimo. Savaitgalis labai aštrus tas kvapas. Kitas respondentas 10 reikia duoti, todėl kad tas kvapas net namuose per ventiliaciją, nes gyvenu 5. aukšte. Įsitikinau, kad tas kvapas lauke. Kartą iš darbo ėjau ir galvojau, einu kaip į tvarto angarą. Toliau, tai pirma tema buvo, kaip stipriai jaučia gyventojai tą poveikį. Keliaujam toliau. Antra tema - tyrimo poveikio istorija. Apibendrinimas trumpai, išsamiau paskaitysit patys. Tai kvapai, tyrimo dalyviai dažniausiai mini tokius neigiamus kenksmingų kvapų poveikius, kaip gerklės perštėjimas, akių graužimas. Ir taip pat tiek apimant 3 šias taršos problemas, abiejų problemų atstovai teigia, kad tai yra įsisenėjusi problema, ypatingai kvapų problema. Toliau citatos, gyventojų citatos. Labai gerklė peršti būna ir akių graužimas, naktim atsibundi, vaikai kosti naktį. Daug pastangų dėjom. Važiavom į Vilnių pas kanclerį. Liukai atidarinėjami ir mes kenčiam nuo tų kvapų anksti ryte vakare, kai atvažiuoja traukiniai, daro perpilimus. Užmigt sunku, pažadina vidury nakties ir užmigt negali. Miego kokybė būna prastesnė, poveikis kinta ir paros eigoje, ir savaitės dienomis. Paskiau aš šio tyrimo apžvalgos pabaigoje paaiškinsiu, kodėl aš taip noriu išsamei pristatyti tuos gyventojų išgyvenimus. Nes galite manyti, kad galbūt jau jie neaktualūs, nes tyrimo rezultatai buvo 22 metais pristatyti, bet prie šito dar grįšiu. Taip, papasakokite, kokį konkretų poveikį jaučiate, kuo tai pasireiškia. Ypač vasarą, langų atidaryti neįmanoma. Rudenį, pavasarį, anksti ryte, vėlai vakare, apie 9-10 vakaro situacija blogėja. Kiti gyventojai teigia, norisi žiaukčioti, pykina, vaikai neramiai miega. Kadangi mano pristatymas apie klaipėdiečių gyvenimo kokybę, todėl dar viena priežastis, kodėl norisi, kad būtų išgirstas būtent pačių klaipėdiečių balsas. Taip, papasakokite, kokį konkretų poveikį jaučiate, kuo jis pasireiškia. Kranai, nesutepta, krenta kažkas, girdėti per uždarytus langus, negaliu užmigti į darbą, neišsimiegojęs eini. Kiekvieną dieną naktį nuolant visą parą ir savaitgalį per pandemiją buvo tylu. Kalti krovos darbai, fizinis ir psichologinis nuovargis, labai kenkia sveikatai. Transportas viršija greitį, jaučia šito viršijimo poveikį, vibraciją. Toliau keliaujam. Trečia tyrimo tema buvo poveikis įvairioms gyvenimo sritims. Šiek tiek kartojasi, tai neperžvelgsim. Kokį poveikį ši problema turi jūsų gyvenimui apskritai, saugumo aspektui, emociniai būkliai? Kenkia sveikatai. Pirmasis respondentas kenkia sveikatai, akių gerklės perštėjimas, jaučiamės nesaugiai, kaip ant parako statinės, neturim jokios informacijos, ką daryti, jei vyks nelaimė. Daug senų žmonių gyvena, emocinė būklė veikia, nervina. Toliau. Su sveikata gali būti didelių problemų, poilsį veikia, negatyviai veikia emocijas. Čia jau kitas respondentas kalba. Poveikis laisvalaikiui. Visą laiką reikia valyti, tvarkyti laiką, gaišti, kurį galėtum skirti kitiems dalykams. Namuose poilsio nelieka. 5. respondentas. Mes rūpinomės sveikata, natūraliai gydomės nuo taršos, maisto papildus vartojame. Poveikis, matau viską pagal langus.
7 respondentas daro poveikį, ypač naktį. Dėl triukšmo turi langus uždaryti, bet nepadeda. Labai įtakoja ir emocinė būklė. 8 respondentas. Miego sutrikimai, krova gali nuolat vykti, priklauso nuo politinių sprendimų. Jau einame į pabaigą. 4 tema - poveikis atskirom žmonių grupėmis. Šitą praleisime. O gal ir verta būtų paminėti dar vieną dalyką. Tai gal vėliau prie to grįšime. 5 tema - tyrimo išbandyti sprendimo būdai. Apibendrinimas. Gyventojai yra susibūrę į keletą bendruomenių, jos rašo raštus, skundus įvairioms situacijoms, bendrauja su įmonėmis ir valstybinėmis institucijomis, centrinės valdžios institucijų veikla vertinama kiek geriau nei Klaipėdos savivaldybės administracijos darbas. Daugelis tyrimo dalyvių pažymi, kad sprendimai įstringa būtent savivaldybėje, ministerijų nutarimai nevykdomi, ignoruojami arba vykdomi netinkamai. Čia turiu paminėti, kad šituo aspektu tikrai galėjo būti situacija jau dabar iki šių metų pasikeitusi. Jeigu taršos poveikį žmonės iki šiol patiria, bet būtent darbas efektyvumo savivaldybės, tai tikrai nepriimkit čia labai, nes informacija tikrai šiek tiek nėra čia atnaujinta. Tai daugelis tyrimo dalyvių, kurie nėra formalių bendrijų nariai, yra nusivylę, menkai informuoti ir netikintis, kad jų skundai ar pastangos ką nors gali pakeisti. Ir tas nusivylimas, žinome, kad psichologinėje srityje žmogaus savijautoje jisai turi didelę įtaką emociniai ir fiziniai sveikatai bei gyvenimo kokybei. Taip, toliau. 6 tema - tyrimo gyventojų siūlomi sprendimai, kokios institucijos yra atsakingos ir ką gali veikti. Tai čia pasiskaitysit patys, ką domina, paviešinsim šitą tyrimą pakartotinai ir mūsų Facebooko paskyroje asociacija KIDE, bet reikia ieškoti mūsų paskyrą pilnu pavadinimu, nes norisi dar aptarti dar vieną temą. Taigi, aktyviau savo veiklą atnaujinome 24 metais, nes 22-23 metais turiu pripažinti, buvo tam tikras štilius, problemos buvo šiek tiek aprimusios, neišnykusios, pabrėžiu, bet aprimusios. Tai tikriausiai turi ir geopolitinė padėtis turi tam įtakos, ir sveikatos srities tam tikri iššūkiai. Bet 23 metų gale ir 24 metų vasarą susilaukėme daug skambučių iš Vitės bendruomenės, iš Smeltės bendruomenės, kad vėl yra problema su triukšmu. Triukšmas dėl įvairių, vienuose kvartaluose dėl krovos darbų, kituose dėl geležinkelio. Taip pat bendravome, nuolat palaikėm ryšį ir su pietinės Klaipėdos gyventojais, kurie gyvena arčiau Lezo. Taip pat atsinaujino skundai kvapais. Ir dar turiu paminėti svarbų dalyką, kad šį tyrimą mums talkino savanoriškais pagrindais aplinkos psichologė, Mykolo Riomerio mokslininkė, ir padėjo tikrai kokybiškai sudaryti ir tikslingai ir taikliai sudaryti tyrimo koncepciją ir padėjo rasti mums tyrimo vykdytoją. Ir šito proceso metu, nors įsitraukė labai minimaliai pagal savo galimybės, tačiau buvo labai paliesta šitos klaipėdiečių problemos. Ir 24 metų vasarą susilaukiau mokslininkės aplinkos psichologės Audros Balundės skambučio, kuri pasiteiravo, ar jums dar šita problema vis dar aktuali.
pasakiau, kad taip, ir ji paprašė mūsų leidimo atlikti tyrimą Klaipėdoje, bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu. Ir buvo pritraukta lėšų šiam tyrimui, lėšas skyrė Lietuvos mokslo taryba ir teikė apie 200 mokslininkų teigė prašymus savo tyrimam, ir Audra surinko daugiausiai balų šitam tyrimui, šitam projektui. Ir buvo iš 200 dalyvių buvo pirmoji. Tai rodo kompetencijas mokslininkės, kad tikrai buvo pasiruošusi, surinkusi labai atidžiai informaciją. Tai čia yra išvardintos daktarės Audros Balundės institucijos, kuriuose jį dirba ir su kuriomis bendradarbiauja. Taigi tyrimo tikslą, kurį jį panoro atlikti Klaipėdoje, tyrimo tikslas. Prieš tai paminėsiu, kuris tyrimas jau vyksta šiuo metu, yra vykdoma Klaipėdoje aktyviai apklausa, ir jeigu jūsų duris pasibels atstovai, kurie renka duomenis, tai tikrai įsileiskite, ypatingai jeigu tą problemą patiriate, nes labai svarbus yra tyrimo rezultatai nuo jūsų pateiktų duomenų tikslumo ir atvirumo. Tyrimas visiškai yra konfidencialus. Projekto tikslas – transformacinių pokyčių bendruomenėse įgalinimas per aplinkos taršos sukelto nerimo ir psichologinio atsparumo mechanizmų atskleidimą. Mes tuo pirmuoju pilotiniu tyrimu mūsų kompetencijose buvo surinkti tik patyrimus žmonių, ką jie patiria, kokie jų gyvenimo kokybės aspektai gyvenant arti pramonės įmonių. O Audra pagal savo specializaciją, kadangi yra aplinkos psichologė, ji jau tyrinėja asmenų patirtą nerimo lygį, įvairius mechanizmus, kaip žmonės reaguoja į taršą ir kiek stipriai nerimauja, taip pat tyriamos nerimo sąsajos su kitais psichikos sveikatos rodikliais ir atsako strategijos į patiriamą taršą. Projekto ištakos asociacijos Kėdė ir Baltijos tyrimai įgyvendintas kokybinis tyrimas Klaipėdos bendruomenėse parodė, kad žmonės gyvenantys greta taršių pramonės objektų patiria sunkias emocijas ir slegiančius išgyvenimus. Tyrimo komanda yra KTU Kauno technologijos universiteto profesorė daktarė Audronė Telešienė, daktarė Audra Balundė ir aš, Alina Andronova. Buvau paprašyta šio tyrimo metu asistuoti tyrėjai ir konsultuoti tam tikrais klausimais, suburiant bendruomenės, tarpininkaujant tarp institucijų valstybinių, siekiant gauti tam tikrus duomenis reikalingus tyrimui. O mes savo ruožtu turiu pabrėžti, kad veikiame nuo 21 metų, asociacija Kėdė veikia asociacijos aplinkosaugos koalicija dėka. Tai yra viena didžiausių aplinkosauginių organizacijų Lietuvoje šiuo metu, kuri vienyje keletą beros ar 12 ar 13 narių, mes taip pat esame nariai ir ši asociacija mus visokiojopai remia tiek morališkai, tiek finansiškai, kad galėtumėm vykdyti darbus Klaipėdos regione. Tai esam dėkingi jiems ir dėkingi labai gyventojams už palaikymą ir dalyvavimą mūsų veiklose.